Draudimo bendrovė Sezam jau antrus metus iš eilės apibendrinusi savo ir informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2015 metų duomenys sudarė Vilniuje automobilių tiekančių grėsmių rizikingiausių gatvių žemėlapį. Pastebima, kad pernai įvykdyta gerokai mažiau automobilių vagysčių nei 2014 metais. Pernai pavogti 132 automobiliai, tai yra 1,6 karto mažiau nei 2014 metais. Daugiausia automobilių pavogta iš Justiniškių, Architektų, Goštauto, Fabijoniškių, Žirmūnų gatvių. Šiuose gatvėse užregistruoti net 23% visų Vilniuje įvykdytų automobilių vagysčių. Pačios avaringiausios gatvės Vilniuje – Laisvės prospektas, Kalvarijų, Ozo, Žirmūnų, Savanorių prospektas, Geležinio Vilko gatvė. Sezam duomenimis šiuose 6 gatvėse per metus įvyko daugiau nei 1/5 visų eismo įvykių. Daugiausiai incidentų, net 118, suskaičiuota Geležinio Vilko gatvėje. Tai sudaro 5% visų eismo įvykių Vilniaus gatvėse. Skaičiuojama, kad praėjusiais metais sostinėje vagys į automobilius laužėsi 1087 kartus. Vagysčių iš automobilių skaičius lyginant su 2014 metais padvigubėjo. Ukmergės gatvėje antrus metus iš eilės fiksuojama daugiausia vandalizmo atvejų visame Vilniaus mieste. Čia užregistruoti net 4% visų vandalizmo atvejų Vilniaus gatvėse. Svarbiausi patarimai, kaip apsaugoti automobilį nuo įsilaužėlių. Palikite automobilį saugioje vietoje, apšviestoje, saugomoje aikštelėje. Jei laikote kieme, statykite jį gerai apšviestame plote, arčiau savo buto langų. Nepalikite daiktų gerai matomoje automobilio salono vietoje. Vagis masina ne tik brangi technika, bet ir dokumentai, raktai, o ant sėdynės palikta striukė sufleruoja, kad ją gali būti pridengta kas nors svarbaus. Nepalikite net trumpam vieno automobilio užvestų varikliu, nuleistų stoglangių ar atidarytais langais. Įsirenkite patikimą signalizaciją. Gali praversti ir papildomi apsaugos būdai, pavyzdžiui, imobilizatorius, vairo ar pavarų svirties užraktai, automobilio sekimo įranga. Net palikdami automobilį savo garaže, spynelėje nepalikite užvedimo raktelių, įjunkite apsauginę signalizaciją. Nepamirškite užrakinti paties garažo.